Labas, labas. Na, kasgi norėtų pasidailinti savo linijas, kreipiuosi ir į vyrus, ir į moteris. Tikrai myliu visus ir tikrai myliu save, kad ir kiek aš sverčiau, kad ir kiek tu svertum, myliu tave vis tiek. Svarbiausia, kad tu gerai jaustumėsi. O visa kita tik detalės. Tai šiandieną pasidalinsiu keliais receptukais ir akmenimis, kurie padės mums išlaikyti gražias linijas, galbūt šiek tiek sulieknėti ir pasijausti sveikesniais. Tai pirmasis, kurį naudoju aš ir pati, yra 3 mineralų derinys, kurį aš panardinu į vandenį ir po nakties išgeriu. Taipogi galite tai padaryti ir dienos metu, palaikyti bent 2-3 valandas ir išgerti štai tokį vandenį lieknėjimui, energijai ir sveikatai. Jeigu jau labai nedrįsite, pasidėkite šalia stiklinės visai nakčiai, kad pakrautų jūsų vandenuką. Šį akmenėlių rinkinuką jūs taipogi rasite elektroniniai parduotuvėje. Jeigu kažko nerandat, rašykite man. Na, toliau, kas turite šį nuostabų pinigų akmenį, jisai yra skirtas mūsų virškinimui. Viena iš jo savybių, tad jeigu norite šiek tiek būti energingesni arba turite problemų su virškinimu, būtinai dėvėkite šį akmenį. Taipogi jisai jungia mumise vidinę saulę, kas leidžia labiau savimi pasitikėti, automatiškai jaustis geriau, stipriau, pasitikinčiai ir galbūt net mažiau valgyti. Dabar atkeliavome prie fluorito. Turiu jo labai įvairiausių pavyzdžių, lygiai taip pat kaip ir tų akmenėlių, kuriuos mes dėjome ką tik į vandenį, yra visos apyrankės, galite nešioti apyrankių pavidalu. Na, o šis akmuo mums padės svorio reorganizavimo procese. Tai reiškia, kad kai mes norėsime pakeisti savo įsisenėjusius įpročius ar programas, šis akmuo tam yra labai prasmingas ir reikšmingas. Jo taipogi yra, kaip matote, ir mažų akmenėlių, ir nuostabaus grožio bokštelis įvairiausių spalvų, ir net ši didžiulė kriauklė, netgi delno dydžio, kur ką tik jums rodžiau, ir apyrankė taipogi. Tai čia jau pagal kiekvieno poreikį, norą, kam labiau patinka žalsva, kam labiau violetinė, tai jau čia žodžiu, kas kam gražiau, tą ir rinkitės dėl savęs. Taip pat šis akmuo yra atsinaujinimo akmuo. Jį mėgsta netgi visi augalai, šiuo akmeniu pakrautą vandenį galite laistyti savo augalus. Taip pat yra meistriškumo, aktyvumo, pasitikėjimo, pažangos ir tobulėjimo akmuo. Su juo nuveiksite žymiai daugiau negu iki šiol. Jis padės ir pasirinkti savo kelią ir prisiimti atsakomybę ir padidins pasitikėjimą savimi. Nuostabusis odalitas, labai mylimas ir vyrų, mažina būtinybę išsiplėsti fiziškai ir padės mums gyventi gyvenimą taip, kaip norime.